Sveiki, lapkričio mėnesį mes jau pradedame meditacijos instruktorių mokymus. Ir šitas kursas yra skirtas tiems, kurie nori vesti praktikas, nori vesti meditacijas, padėti kitiems žmonėms. Ir šis kursas yra taip pat skirtas tiems, kurie nori padėti savo ir netgi išmokti medituoti. Nes aš jame taip sudėliau programą, kad net jeigu ir aš noriu vesti praktikas, kad mes pereitume viską nuo pat pagrindų, nes mes būna kartais išmokstam patys medituoti, viskas lengvai sekasi ir nežinom kai kurių tokių smulkių detalių, kas gali padėti kitam žmogui. Aš per labai daug metų praktikos jau žinau, kokie iššūkiai pagrinde kyla, kas yra sunkiausia žmonėm, kai jie mokosi medituoti. Tai mes pereinam viską nuo pagrindo, nuo pamatų, kad mes paskui susidėję tuos tokius tvirtus, stabilius pamatus galėtume augti aukštyn. Ir šitas kursas, jisai yra labai turtingas žiniomis ne tik apie meditaciją, bet taip pat ir apie psichologiją, apie žmogaus vidinės būsenas, apie patiriamas emocijas. Nes meditacija, ar ne, mes paskiriam jai per dieną kažkas valandą, kažkas 15 minučių, bet žmogus toliau turi tą pasaulietinį gyvenimą, kuriame jis susiduria su labai daug iššūkių. Ir mes šiame kurse mokomės ne tik pačios meditacijos, bet ir labai daug psichologinių niuansų, kad tas laikas, kada žmogus gali būti laimingas, išsitemptų ne tik meditacijos metu, ar ne, kada 15 minučių žmogus būna joje, bet jisai tarsi ilgėtų ir taip žmogus tikrai galėtų tą laimę auginti, kad jinai po meditacijos kaip koks šleifas tęstųsi toliau, o ne kad pasibaigė meditacija ir pasibaigė tas pagaliau ramus laikas, ar ne? Tai čia mes mokomės dėl to daug psichologinių dalykų, kas iš tikrųjų labai stipriai padeda, gyvenimus keičia ir žinių čia yra tikrai daug. Atsimenu, viena dalyvė po kursų parašė man žinutę. Sako, žinai, aš gyvenu užsienyje ir vaikštau budizmo centrą medituoti ir papasakau vienai vienuoliai, kiek mes mokėmės per pusę metų. Ir vienuolė sako, jūs išėjot 4 metų kursą kaip universitete su tiek daug žinių, tai iš tikrųjų žinios yra didelės, žmonės po kursų jas kartojasi, šios kursus darau jau gal 6 metai ir daug dalyvių sako, kad paskui žiūriu 2, 3 kartą, kad tęsiu, kad prisimenu ir mes išmokę daug praktikų, kas yra smagu, kad tas irgi parenku tas metodikas, ką galima taikyti grupėse, ką galima taikyti dirbant individualiai su žmogumi ir mes su šitomis žiniomis tikrai galim vesti grupės, galim dirbti su žmonėmis individualiai, turėti labai daug technikų, kaip prie įvairių skirtingų situacijų padėti. Ir dėl to čia mokomės įvairių meditacijų, netgi kalbame iš tikrųjų apie mitybą, kalbame apie kvėpavimą, apie mankštos svarbą. Dar yra prijungta labai daug elementų, nes kaip sakiau, ar ne, mūsų tikslas su šito kursu yra išmokti ir meditacijos, ir išmokti, kaip susidėlioti gyvenimą, kad jisai realiai gautų tą laimės formą, o ne būtų meditacija kaip kokia Xanokso tabletė, kad užsimerkiu, pabėgu, o ten toliau, ar ne, atsimerkus vėl prasideda tas pats eilinis šurmulys ir nepasitenkinimas. Tai ne, meditacija jinai reikalinga ir šalia reikalinga žinios, kaip susidėlioti gyvenimą. Tai jeigu jums įdomu tokia tikrai investicija į save, į savo gyvenimą ar net noras įgyti naują profesiją, tai kviečiu prisijungti prie šito kurso ir keliauti kartu.